Labas rytas. Šiandien 08:03. Simiegojam miške. Pusryčiaujam. Verdam kavą, pakuojamės. Važiuosim link kelto. Užmesk akį, kad nepabėgtų. Kas tam pabėgti? Kava. Jau žiūrėk ant ribos. A? Jau ant ribos. Vakar naktį buvo atėjus. Kas? Vakar. Kur tu matei lapį? Bet meška vakar atėjus. A, tai dėl to tu ten narkiai baidėjai meškas blemba. Atvarėm iki Talino jau. Degaliniai. Kurą pilam. Prispylėm. Tai čia dabar galima ir pasisėdėti biškį ilgiau, kol mums tas keltas, ar ne, nėra kur mums skuba labai. Ir tada norėsim važiuoti. Reikia. Žiūrint tablo, €5 kavana. Nu. Duodu €50, ne, €50. Duodu €50. Kasą pasižiūriu, 3 eurai kavana. Nu, tai. A tai pas mus 2,89. Cukrų. Na, reikia pasiimti. Aš takai, man cukrus, tai aš negeriu. Negeriu. Na, reikia. Man tai ne. Tai jo, mes dabar čia nedaug liko davažiuoti. Laiko turim. Šiandien sekmadienis. Šiandien tuščias miestas. Galim bažnyčią nuvažiuoti. Pasimils. Įvažiavimas kodėl. Į čia terminalas. A, jo, teisingai, tai sakai, va čia va atvažiuot, mes Jo. turim iš va čia va ir tada jau va čia praleidimas ir tada jau rykiuoja, kad ran juostą ant Ir matai paskui įvažiavimas va, į tą. Tai čia nusimti. Nu pajudam link kelto. Kiek čia mums rodo 14 kilometrų. Helsinki. Biškai navigacija pablūdė, bet viskas tvarkoj. Gera, tai sumažiuojam dabar vada kilometras liko į keltą. Man rodo, kad jeigu ten norim papulti, reikia ten važiuoti prie nu ženklo. Matai, kiek važiuoti reikia. Reikia tenai paulti. Nu davai, vara. Reikia eiti žiūrėti, kas čia daras. Nu, tai išlaikant. Reikia dabar eiti prasičiekti, ne? Reikia, gal reikia važiuoti tiesiai su mocu ir viskas. Na va, все, atvarėm iki kelto. Laukiam keltą.
Ir viso, keliamės į Helsinkį, keltas mum už valandos. Все, kelti, chebra, ne? Jo. Tai dienai. Senoji Talino Tompėja vadinasi, tas senamiestis Tompėja. Katras bokštas. Tas, va, kur yra su trikampiu. Toks kaip pilies bokštas, Jo. kur? Ne, nu jo, tas kaip Kauno pilies. Tai ten no. yra siena, pagal ją yra pastatyta, tipo, kaip ir buvo tvirtovė aplinkui. Taliną, ne? Jo, nes ten senamiestis skaitos. Keliamės į Helsinkį, visi laimingi, nuotaikas geras, oras mus lepina, tikėkime ir toliau tokią gerą orą. Turim kelti porą nelegalų turim. Nu, Halešikas beveik. Kur tą bilietas, rodyk? Kitas ten draugelėje. Vaikšta, kur eini? Baigiam pravaryti. Jo, gerai sako Valdelis, tingi skristai sėdė ant keltą. Baigiam atplaukti Helsinkį. Nebedaug liko visai, tuo išvartosimės. Einam iki Mocų ir varysim į Rosalą. Sala ir Vikingų kaimą. Judėjom iki keltą čia mažučią, kelsimėms į tą tokią salą, kur yra Vikingų sala. Kelsimėms į šitą salą čia ir Vikingų kaimas atstatytas senas. Tai keliamės, pažiūrim, kas įdomaus ir šiandien, jeigu spėjam, tai grįžtam, jeigu nespėjam, liekam čia miegot.
einat bilietą? Viking Center. Eisim pasižiūrėti, einam nusiperkam bilietus ir eisim pasivaikščiot. Tokie buvo jų laivai. Skydai kokie. Čia katiliukas ar šalmas? Jie čia gali muštis. Šiandien atrodo bus katiliukas nešalmos darbas. Kur? Oi, va čia galima į vidų žiūrėti. Kuo? Oškam? Tai tiktų tau. Aš arvai pažiūrėjau, kokia sunkuma buvo jie. Pakilo. Kaip juos Sirkas nešiot. Ir nugriutum, ką? Nu, Na, tu pažiūrėk šalmas. Daug pasmatuot man. O juk tu mėštos tai sunkumų šalma, ja. Normalus bachūrė darydavo, varydavo. Ant mocus tokiais gali varyti. Nu taip visai įdomus šitoks muziejus, ne? Gerai, kad gali pasimatuoti, žiūrėk, dar kokių tai sviedinių yra. Pasimatuoti. Pačiai mindė aš durne. o tu nenori pamėginti? Tai na dar va čia, pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Ai, čia va tai va jų būdavo, va seniau va taip va jie ir gyvendavo. Aš nežinau kaip čia vadina. Eik tu savo. Tai va, žiūrėk, ten viršui du keliai mėgodavo. A kur pats karalius mėgodavo jau tenais tikriausiai. Bet čia įtrai gali įsinuomat mėgot, man atrodo, aš žinau. Gal palakai nestatom? Ai, čia kavinė kažkas, ne? Ai, jo, įsinamavę mėga čia. Jo, čia galima įsinuomat mėgot. Bet gali pasimti ir vipinį, ne? O žiūrėk, lokys koks ant sienos. A čia gal karaliaus jau buvo vipinis kambarys. Bet dar rastai tašyti kirvių, žiūrėk, ne? Viskas tašyta kirvių. Kaip pasižiūrėjus. Matas, rankų darbas. Nu, taip jie seniau ir gyveno. Aišku, šitą bariuką jie neturėjo seniau. Nu taip. Čia va laužas gal degdavo, jo, čia kaminas atvira liepsna ir kūrendavosi čia jie. Čia rūkdavo viskas. Vyną gerdavo, alaus dar gal neturėjo tuo metu, ne? Ne, gerdavo alų. Alų, ja, kažkokį raugų. Žiūrėk, lindis. Tašytas su kirviu. Tai ir rastai tašyti su kirviu. Tokia autentika, nu, graži tokia. Aukas būdavo čia, gal, ritualai. Ką mes paukosim? Nu, ku, ne aš matau triušiai, kur aptvari yra. Kadagi? A, čia katalikai gie. Filmuokiš. Čia yra Helgos koplyčia. Ateit. Išpirk nuodėmą čia turėtų ateiti. Na, žiūrėk, čia, va, čia tai nepaklausa. Atėjo prieš kryžiuočius. Anksčiau tie katalikai atsirado paskui panariai. Bet tai jie kas, jie nebuvo jie katalikai. Nebuvo, jie buvo pagonys. Kad meldžiai.
Tai ir mes buvom pagonys seniau. Va taip staliai, pažiūrėkit, kokie buvo seniau. Laikikliai, kas čia. Nu, lentos šitos, kas daro su žemėm stogus, tai kitokius jūs nedėt tokius. O seniau būdavo taip. Ai, čia pirtis? Ai, čia gal jau biškį žemesnė... Žemesnė levelė, jo, čia. Čia 2 žvaigždučių jau čia. Viešbutis. Mužikai gyvendavo čia. Ten kūrendavo ugnis, ne? Rydavo alaus, susėdė į šaiką. Vada, kokių rėžinių yra, rūnų šaižytų. Berža tošės. Tai štai toks jau buvo seniau laivas, kurio leisdavosi į kelionę savo, kaip tai ne kelionės, gal užgrobt turtų kažko, tai gal greičiausiai. Einam, pažiūrėsim į laivo vidų. A, tai neleidžia užeit? Pavairuot. Tai dar paskui palatai dar deguto, Kas? tai iš smalos reikėdavo. Bet tai matai, va, irklai va čia va prie patai, kad atsvert va nereikėtų padaryti storį galai, ne? Va reikėjo Valujaičiui duoti tokius bendo. Tai gal tą galai reikėdavo? Muzikontas. Pagroks mums šiandien. Žiūrėk, papūs dar gan šiandien. Nėra kas. Yra. Gal. O, nepataikė. O, gerai. Jėga. Einam pažiūrėsim, mūsų ekspedicijos vadas išmoka. Pakartot. Nu dar viena pramoga. Kirvis mėtyt. Šituos. Nu pabandam. Yra. Baigiam lankyti šitą kaimą. Traukiam jį. A ko čia nas guli dabar, jau palaidą tyčia veža? Ką? Tipo, jisai, tipo, jeigu žūdavo, dėdavo į laivą, dėdavo pinigų, tipo, ko jam reikės sukartiniam gyvenime. Ginklai, pinigai, papuošimai. Ai, ir uždegdavo, ne? Jo, ir paskui uždegdavo. Laidydavo savo hebrantus. Suviniodavo ir į valtį ir į jūrą. Čia, baigęs mūsų turas čia. Gal biškį daugiau reikėtų laiko čia skirt. Bet jau taip gavosi šiandien nusivėlinom, tai yra 18:00. Muziejus jau užsidarinėja, tai mes paliekam muziejų ir traukiam link kempingo iki greito. Atvarėm į kempingą, savo susiradom vietelę. Va taip. Šiltas? A, šiltas? Namie. Daug mokat? Operatorius klojas. Kur miegot? Maudosi Rolka. Surus ar ne? Surus? Sakau, ar surus? Jo. A čia ne tavo trusai kabo ant šakos? Tai yra dar vieni ten, žali. Gerai.
Jo, tiksliai neskaičiavau, bet kažkas tokia. O, kaip gerai. Vsio, kempingas nutrenktas. Jūroje nusimaudėm. Vakarienę pavalgėm. Arbatą geriam. Saulę palydim. Einam ilsėtis. Rytoj 7:20 keltas iš salos. Ir važiuojam iki Vazos. Šiaip kempingas geras, tikrai. O taip čia galima kempinti šitam laukiniam kempinge. Ramiai yra leistina, tik tai šiukšlius reikia susirinkti. O mes įsikūrėm ten. Tokia ramuma ir gera, kad čia va ir poilsis smegenim. Tikras poilsis smegenim. Einam pasidėsim ant kėdės. Parelaksuosim. Gera. Sėdėt, pamąstyt.